Sveiki visi iš Martyno technikos. Šiandieną kalbėsime ir parodysime jums oro kompresorius, modelius, kur yra ir kam jie naudojami, kokį rinktis, patarsime ir padėsime išsirinkti, kur naudojami oro kompresoriai. Oro kompresoriai naudojami buityje, automobilių dažyme, automobilių servizuose, pramonėse, odontologijoje ir visur kitur, kur reikia oro, mažiau, daugiau arba nepertraukiamai, kaip kokiuose gamybose ar gamyklose. Pirminis modelis būtų nuo buities. Tai šiandieną norime pasakyti vienfaziai su tiesioginė pavara. Nuo mažiausio modeliuko, nuo 11, 9, 10 litrų prasideda iki 100 litrų. Nuo 100 litrų prasideda trifaziai oro kompresoriai, kurie turi jau diržinę pavarą. Tai tokiuose pasirinkimuose jau galima vidutinėse servizuose, kur reikia šiek tiek daugiau oro nei buityje. Turime ir 4 cilindrų, 3 cilindrų, kurių oro talpa yra 400-500 litrų. Tokie oro kompresoriai iš diržinių yra patys galingiausi. Jeigu reikia dar daugiau oro ir mums jo reikia nepertraukiamai, sraigtiniai oro kompresoriai. Sraigtiniai oro kompresoriai yra 3 tipų. Vien oro kompresorius, antras tipas 3 viename. Tai yra, kai yra integruotas sausintuvas su filtrais ir oro talpa, arba kaip šis trečias modeliukas, tai mes turime 4 viename, kuris turi VSD diržo paskirstimą. Be oro kompresorių mes lygiai taip pat turime ir priedus. Oro sausintuvai našiem oro kompresoriam, oro sausintuvai taip pat ir buitiniam oro kompresoriam arba su mažesniu našumu. Turime ir prapūtimo pistoletus, oro šlangas, tepalai, filtrai ir visi kiti įrenginiai. Taip pat turime ir atsarginės dalis, tokios kaip varikliai, diržai, oro filtrai, reguliatoriai, net ir oro kompresoriai be talpos pasikeitimui. Šitie visi oro kompresoriai yra tepaliniai. Taip pat mes ir turime labai didelį pasirinkimą be tepalinių oro kompresorių. Kur be tepaliniai oro kompresoriai yra naudojami? Taip pat gali būti naudojami buityje. Jie yra apie 20% tylesni nei tepaliniai. Jie nereikalauja jokios priežiūros apart filtrų išvalymo, kondensato išleidimo. Maisto pramonėje, medicinoje ar kituose įrenginiuose, kur reikia tylumo, reikia švaraus oro, tai ten yra naudojami oro kompresoriai be tepaliniai. Dabar mes juos ir parodysime. Membraniniai oro kompresoriai. Tylus, be tepaliniai, švarus oras, tylus garsas, užtikrantis efektingų darbą. Pasirinkimų modelis didelį. Pradėkime nuo pačio mažiausio. 11 litrų. Lengvas, patogus nešiojimui, transportavimui. Naudojamas buitiniuose įrenginiuose, kur tikrai nereikia daug oro, gal reikia kažkur pasinešti, patogiai įsidėti automobilį, nusivežti į objektą. Ir nuo 11 litrų 25, 50, 100, 120, 100 stacionarus, kur aišku mes galime prisitaikyti, jeigu yra vieta su problemų ir negalite horizontalus pastatyti. Mes jums pasiūlysime vertikalų, sutaupysime vietą. Kaip veikia membraniniai oro kompresoriai? Be tepalinio membraninio kompresorių širdis yra variklis, kuris judina specialią elastinę membraną. Variklis per ekscentrinį mechanizmą perduoda judesį membranai, kuri juda pirmyn ir atgal sandarioje kameroje. Šio tipo kompresoriai nereikalauja alyvos, todėl suspaustas oras yra visiškai švarus be jokių priemaišų. Dėl paprastos ir patikimos konstrukcijos membraniniai kompresoriai yra ypač tinkami jautrioms sritims, kai švarumas yra prioritetas bei tylumas. GTM oro kompresoriai yra patys kokybiškiausi, jie turi varinės variklio afijos, metalinius filtrus, guminius ratus ir aišku garantiją bei servizą atsarginės dalis. Buitiniai oro kompresoriai prasideda nuo 9 litrų mūsų pasirinkimuose, tai 9, 10, 11, 25, 35, 50, 70, 100 litrų. Nuo 100 litrų prasideda trifaziai oro kompresoriai. Tai jeigu pereinant dar apie buitinius oro kompresorius, turi 8 atmosferas,
Trifazį turi 12,5. Galima kai kurie modeliam pasidaryti ir 10 atmosferų. Trifaziai oro kompresoriai su diržinė pavara prasideda nuo 4 kW. Tai turime 4 kW arba 7,5 kW variklius. 2 cilindrai, 3 cilindrai arba 4 cilindrai. Visi jie pumpuoja iki 12,5 atmosferų. Tepaliniai variklis tik su variniam variklio afijom, metaliniai oro filtrai, guminiai ratai. Patogu transportuoti, patogu įsivalyti oro filtrus nenulaužiant jų, kai kitur stovi plasmasiniai, jie labai dažnai nulūžta. Užsiemame prekybą 11 metų. Kaip ir matėte viso video pradžioje, kam naudojami, kokių modelių turime, galime jums parinkti bet kokį oro kompresorių, kokio jums reikėtų. Tylus, galingas, didelis našumas, mažas našumas, buitinis, nešiojamas, vertikalus, stacionarus, pagal kainą, pagal dydį, pagal našumą, pagal viską. Kokio jums bereikėtų, mes tokį tikrai rasime jums, pasiūlysime, pristatysime nemokamai, be abejo, suteiksime garantiją, po garantinę aptarnavimą, detalės, konsultaciją, viską, ko jums reikės įsigijant, suprantant, galbūt jūs nežinote, kokį jums reikėtų, jūs galite kreiptis visada į mus ir mes jums padėsime. Išsiaiškinsime, prie kokio įrenginio norite statyti, kam jūs norite jį naudoti ir parinksime geriausią variantą, kam naudojamas oro kompresorius. Tai aš tikiuosi, mes atsakėm į visus jūsų klausimus, supažindinom, kas tai per įrenginys, kam yra naudojamas. Kreipkitės į mumis www.martinotechnika.lt ir mes jums padėsime įsirinkti jūsų oro kompresorių jums.